Kelmiškiams. 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 Sveiki, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai, Kelmės krašto ir pasaulio kelmiškiai. Laida Kelmiškiams – tai žiupsnelis naujienų iš Kelmės krašto ir keletas fragmentų apie tai, ką rašo laikraštis Kelmiškiams. Laida rengia visuomeninės organizacijos Krašto informacija kūrybinė grupė. Be sniego sutikę pirmąjį žiemos mėnesį gruodį pasitikome ir tradicinį advento laiką, kai žemė ir žmogus tarsi sustoja, pasideda savo laiko naštą ir atidžiau giliau į ją pažvelgia. Nenorėdami pasiduoti darganos nuotaikoms, būrėmės draugėn, arčiau vienas prie kito ir žiebėme daugiau šviesų, kurių prasmingiausia advento vainikas, kviečiantis šiam susibūrimui. Kas yra adventas, kokia šio laiko prasmė? Klausėme kelmiškius ir Kelmės parapijos kunigą vikarą Donatą Grigalių. Susikaupimas, ramumas, vienu žodžiu, tokia maloni, gera šventė. Tai reiškia susikaupimo, toks ramybės gal laikas. Mes šiaip mūsų šeima ir pasninkaujam ir laikomės to pasniką, jokių švenčių. Ramybė, susitaikymo metas, atleidimo. Nesipykti stengiamas viską daryti kartu. Ramybės laiks ateina. Darbai sumažėja, daugiau poilsio lieka. Mano manymu, advento laikas tai yra susikaupimo metas, apmąstymo metas. Na, žinoma, kaip jaunimo, tai gal mažinti šokius, tos visokius. Šiaip su šeima daugiau, aplankyti artimųjų kapus. Na ir pasileisti į tą metą susikaupimo. Žinau, aš kažkaip niekada specialiai tam nesiruošiau. Mano senelė daugiau tam, kad visą laiką ruošiasi. Adventas susikaupimo diena yra prieš Kalėdas. Tai tas yra advents. Reikia ir kai sakant, ir pasimelsti, ir maistą prisilaikyti. Taigi ir adventas yra tas laikas, kada eilinių metų bėgyje žmogus yra paniręs į savo rūpesčius, į savo džiaugsmus, vargus, į savo tą gyvenimo rutiną, į tą kasdienybę. Ir su adventu prasideda nauji liturginiai metai. Kviečia bažnyčia žmogų nurimti, susimastyti, kas laukia, prie ko bažnyčia artėja. Ir tos 4 savaitės tarsi ir yra kaip tas traukinys, kad sustoja po truputį ir vėl iš naujo įsivažiuoja. Taip ir tas advento laikas. Bažnyčia sako žmogui stop, nurimk, atsigręžk atgal į Dievą, į bažnyčią. Pames galbūt seną ydų kelią, nuodėmių kelią, kažkokio liūdesio, nusivylimo kelią. Pažvelk vėl į savo gyvenimą, pakviesk Kristų iš naujo į savo širdį. Išvalyk savo širdį, kaip sakyti, paruošk svečiui, kaip namus paruoši ir aptvarkai savo būstą, savo aplinką. Taip ir savo širdį, savo sielą reikia apvalyti, paruošti, nurimti, iš naujo pasitinkant, užgimstant tą Kristų kūdikėlį. Tam ir skirtas adventas. Nurimti, susikaupti, susimastyti, kam ruošiamės, ko laukiam, atsiversti ir paruošti savo širdį susitikimui su Kristumi. Rajono tarybos posėdyje patvirtintas ilgalaikis Kelmės rajono strateginės plėtros planas, o kontrolės komiteto posėdyje plačiau domėtasi, ar teisingai naudojamos savivaldybės imamos paskolos, atkreiptas dėmesys į kai kurių projektų dvigubai išaugusią kainą, padaryta išvada, jog viešuosiuose pirkimuose trūksta skaidrumo. Atsitveriama aukštesnė siena, taip vertinamas lapkričio 29-ąją Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės Irenos Sirusienės pasirašytas įsakymas dėl Kelmės rajono savivaldybės informacijos teikimo žiniasklaidos atstovams ir spaudai tvarkos. Dabar žurnalistai bet kokiu klausimu privalės kreiptis ne į atitinkamo skyriaus specialistą, o į bendrojo priėmimo skyriaus vyriausiąjį specialistą atsakingą už viešuosius ryšius. Per nepilną pusmetį Užventyje įgyvendintas projektas Ventos slėnio teritorijos pritaikymas turizmo reikmėms. Projekto bendra vertė yra apie 882 tūkstančiai litų. Iš ES ir valstybės biudžeto kompensuojama paramos suma yra 590 tūkstančių litų. Įgyvendinus numatytus darbus neatpažįstamai pasikeitė užventiškių seniai pamėgtas Ventos slėnis.
Vietos gyventojų ir svečių poilsiui įrengti pasivaikščiojimo takai, apžvalgos bokštas, keli masyvūs mediniai tiltai, nedidelė sala su pavėsine, žaidimo aikštelė mažiesiems. Džiugu, kad anksčiau buvusių brūzgynų vietose sužaliuos žaliavėje, o susėdę ant netoliese įrengtų suolelių, norintys galės pasigrožėti nuostabiais pavenčių vaizdais. Garbinės Žemaičių kraštą, taip pavadinta popietė lapkričio 28-ąją, įvyko Kelmės krašto muziejuje. Jis skirta pirmojo didžiausios Lietuvos etnografo, pirmojo pasaulietinės lenkų poezijos vertėjo į lietuvių kalbą, pirmojo naujųjų laikų lietuvių literatūros tyrėjo, pirmojo bibliografinio lietuvių rašytojų žinyno autoriaus Liudviko Adomo Jucevičiaus 200-osiams gimimo metinėms paminėti. Renginio organizatoriai Kelmės krašto muziejus, Žemaitės viešoji biblioteka ir senjorų bendruomenė artimi popietės dalyvius išradingai supažindino su Liudviko Adomo Jucevičiaus gyvenimu bei kūryba. Per trumpą savo gyvenimą Liudvikas Adomas Jucevičius, dažniausiai pasirašinėjęs Liudviko iš Pakėvio slapyvardžiu, išleido 8 knygeles, jo darbai buvo spausdinami almanachuose, netgi pats išleido almanachą Linksmynė. Didžiausi ir svarbiausi kūriniai – etnografiniai veikalai Žemaitijos bruožai, Žemaitijos prisiminimai, Lietuva, tautosakos rinkiniai lietuvių liaudies priežodžiai ir lietuvių liaudies dainos. Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Nijolė Kančiauskienė pristatė gausią dokumentų parodą. Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje iki gruodžio 16 dienos dar veiks dokumentų paroda skirta Liudviko Adomo Jucevičiaus 200-osiams gimimo metinėms paminėti. Kviečiame apsilankyti. Lapkričio 27-ąją Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje vyko tradicinio poezijos rudenėlio, skirto poeto Jono Graičiūno atminimui šventė, kurioje Kelmės krašto mokiniai skaitė savo kūrybą. Šventę pradėjo lietuvių kalbos mokytojos Valerijos Puišienės vadovaujamos dramos studijos Savi nariai. Romantiškai nuskambėjo poetinė kompozicija Šviesi naktis pagal Vinco Mykolaičio Putino eilėraščius. Šiemet švenčiamos šio poeto 120-osios gimimo metinės. Poezijos rudenėlio laureatėmis tapo Kražių ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijų mokinės. Kražiškės ketvirtokės Germina Patašiūtė, Lina Kiviliūtė ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 2 klasės mokinė Karolina Jakavičiūtė. Teatras turi kunkuliuoti, virti. Teatras turi būti atviras nervas, sako Kelmės mažojo teatro režisierius ir direktorius Algimantas Armonas. Siekiantys pateisinti profesionalaus teatro vardą ir ambicijas, kelmiškiai priima ne vieną iššūkį. Kiekvieną dieną mes planuojam, kiekvieną dieną mes darom, ir tie planai nepraeina paprastai, taip, jie duoda savo rezultatą. Tai džiugu, kad mes galėjom dabar paskutiniųjų metų praeitą savaitę filmuotis visas teatras, Nesos Kurklietytės kūriamam naujam vaidinimam filme, buvo nepaprastai mums didžiulė patirtis, įspūdis Kleboniškių kaime. Na, o toliau tai amžinos mūsų gražiosios gastrolės, kurios neleidžia mums niekaip ilsėtis ir būti užsnūdusiems, tai visada atsakomybė didžiulė, tai Vilniuje Kražių skerdynės, tai važiuosim dabar į Kauną su Čičinsku, važiuosim į Rietavą, Žilalėj buvom, o kiek vaikiškų spektaklių Šiauliuose, 2 spektaklius suvaidini Šiauliuose, grįžti, parvažiavęs, tai jau paruošiesi jau kažkurioms repeticijoms arba iš vakaro jau dekoracijos kitam spektakliui, kažkokiom kitom gastrolėm. Teatralų darbas skiriasi nuo daugelio kitose srityse dirbančių žmonių. Čia būtina nuolatinė kūrybinė atmosfera. Kaip ją kuria kelmiškiai? Kūrybinė atmosfera spektaklio metu turėtų ko gero kurti pagrindinai režisierius, o prie jo prisijungti ir kolektyvas. Kiekvieną spektaklį pristatant jį aptari, apgalvoji, tada prasideda repeticijos, turi savo nuomonę, bet galutinė nuomonė režisieriaus, taip ir dirbi. Man patinka mūsų ta tokia laisvė, nežinau, ar tai yra kūrybinė laisvė, bet ta bendravimo laisvė, kuri yra tarp mūsų visų, labai daug atskleidžia ir padeda, sakykime, tai atmosferos kūrimui. Nes kadangi mes esam kaip šeima, nes gyvenam nuo ryto iki vakaro visi kartu ir savaitgaliais, todėl kūrybinę atmosferą ir kuriam visi kartu bendrai.
Pas mus tai yra visi kuriam šitą kūrybinę atmosferą. Kuriam patys draugiškai, būna labai sunkių dienų, o būna labai linksma. Kelmės teatras sveikina visus, mažas teatras, bet dvasias stiprus, jūs matot mus, mes matom jūs, tad pasipuošim šypsena. Nuotaika gera, tai tik akimirka trumpa. Maltos ordino ambasados, Maltos ordino pagalbos tarnybos ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos akcija Maltiečių sriuba 2013 atkeliauja ir į Kelmę. Gruodžio 6-ąją penktadienį nuo 16 valandos visi kelmiškiai ir miesto svečiai kviečiami į miesto centrą. Tiek naujienų šiandieną, apie kurias plačiau skaitykite laikraštyje Kelmiškiams. Atsisveikiname. Nepamirškime kas vakarą susiburti prie pirmosios Advento vainiko žvakės, o kitą kartą uždegsime antrąją. Iki pasimatymo. Kelmiškiams. Kelmiškiams. Kelmiškiam.